Na, tai kaip ir įrašą mes turim ir mes turim net du žmonės šiandien susijungusius, susitikusius, tai turime Justiną ir esu aš Gediminas. Tai iš karto galbūt tokia trumpa žinutė, mes su Justina šiek tiek pakalbėjom prieš įrašą, tai įrašą mes pasidarom, bet jisai galios 48 valandas. Aš tikrai jo pasidalinsiu su visais, kurie webinarė užsiregistravo, susižiūrėti. Tie, kurie nesiregistravo, galbūt ne tai, kad kažką praranda, bet tam tikrų dalykų neturės, ką turės šiandien Justina. Tai Justina, ačiū pačiai, kad prisijungiai ir tokie gal, toks trumpas įvadas, apskritai, kaip ir ruošiausi webinarą, tai ko tikrai šitam webinarį, nenoriu, kad būtų ir nenoriu, ir pats to tikrai nedarysiu, tai tikrai nemokinsiu ir neaiškinsiu. Ir tuo labiau neįtikinėsiu, kad čia dabar reikia tą daryti. Apskritai čia turbūt, gal nėra toksai net ir angliškas galbūt įsireiškimas, toks coach approach yra. Kad coach approach yra toksai daugiau, kad coachingas yra laboratorija, kur mes tyrinėjam žmogaus klausimą, patį žmogų, jo asmenybę, tai lygiai taip pat šitą webinarą noriu tai pakviesti daugiau kaip į laboratoriją, patyrinėti patį coachingą. Per self-coachingą, tai yra prasmeninio coachingo, tokį turėsime ir praktiką, per istoriją žmonių, kurie jau yra praėję studijas ir dar besimokantis, kai kurie ir yra. Per testą, kurį mes pasižiūrėsim, ar tikrai coachingas tas yra nusekantis žingsnis šitoje vietoje. Tai tie, kurie žiūrės įrašą, tai kvietimas tiesiog taip paprastai pasiklausyti ir atlikti ne tik tam tikras užduotis, bet tiesiog patyrinėti iš savo perspektyvos. Arba coachingas yra tas sekantis žingsnis. Kadangi Justina yra pasijungusi, neturi tam tikras privilegijas, Justina, gal pati turi tam tikrą lūkestį ar klausimą, į kurį norėtum, kad gale po susitikimo jis būtų atlieptas. Iš tikrųjų, lūkesčio visiškai neturiu turbūt jokio. Kodėl aš registravausi, tai apie coachingą kaip tolimesnę tobulinimosi sritį galvoju senokai. Esu turėjus vienoje iš organizacijų, kurioje dirbau, ten tokių keletą paskaitėlių įvadinių, aš įsivaizduoju, ten labai bendrais bruožais, maždaug kas tai yra, ten tie žingsneliai, visa kita, tokį bendrą supratimą turiu. Ir jo, svarstydama, kurią linkme eiti, savęs tobulinimo, tai coachingas yra viena iš opcijų, bet kita yra visiškai kitokia, daugiau techninė. Ir tada tas mane labai užkabino bendrai tema webinaro, kad ar tai tinkama. Tai būtent tas yra, kad aš kaip ir įdomu, bet kitas rytis, kur įdomu, yra absoliučiai kitokia, visiškai ne apie žmonės. Tai tiesiog atsakyti savo tą klausimą, kodėl man įdomu ir ar iš tikrųjų įdomu, gal taip sakyčiau. Dažnai ir pačioje ir mokykloje mes tada kalbam ne apie arba, gali būti galbūt ir. Tiesa. Tai galbūt reikia po šito webinaro atsiras tam tikrų įžvalgų arba prasiplės suvokimas, kad galbūt čia nėra pasirinkimas arba tą daryti. Net ir viena istorija, kuri atlieps, irgi šiek tiek prabėgsime, irgi yra apie tą pasirinkimą, kur gal žmogus turėjo rinktis arba tą. Galiausiai ir tas buvo galima susiderinti. Tai labai trumpai aš tik apie savo gal tokią istoriją pasipasakosiu, tai kaip aš tame coaching irgi atsidūriau, tai gal šiek tiek panašiai kaip ir Justina. Prieš kokius 5 metus mano organizacijai buvo mentorystės programa ir aš buvau mentorius. Man visai patiko mentorystė, mes turėjome ir mokymus, ir per mokymus lektorius atpasakojo, kad ten yra konsultavimas, yra mentorystė, yra coachingas. Kad nuo mentorystės su coachingu šiek tiek yra panašu, ten yra irgi klausimai ir tuo pačiu dar mentorystės tokios yra kaip ir patirties pasidalinimas įtinamas. Coachingas, patirtis yra patraukiama į šoną ir ten daugiau yra jau tik tai apie klausinėjimąsi. Ir man užkabino ten tas coachingas nuo pat tos pradžios, bet tada taip ir sakiau, aš tą mentorystės dalimi. Ir tapus mentoriu, ir padedant kitiems augti, pastebėjau, kaip žmonės atsiskleidžia
Bet man labai nepatiko vienas dalykas, tai yra nudalinti savo patirtimi ir patarimais. Tarsi, kai tu atiduodi patarimą, tu atimi žmogaus galimybę aukti ir tam tikrą atsakomybę prieš veiksmą. Nu, šiek tiek tokio, kaip pasakai, ką daryti, tada tas žmogus apsidžiaugia, nueina, padaro, o valio. Jisai pasidaro, bet to augimo dalies, nu, būna šiek tiek mažiau. Nu, aš pradėjau gilintis, mąstyti ir supratau, kad, nu, vis dėlto galbūt coachingas yra ta dalis, kurią aš noriu pasitobulinti, užsiregistravau į mokslus. Prisimenu, tada dar į mokyklą buvo atranka, kadangi buvo labai ribota grupė iki 13 žmonių, buvo atrankos pokalbis ir aš pokalbį tam tikrai ruošiausi. Perskaičiau visą medžiagą apie coachingą, apie visus galbūt galimus užduoti klausimus, internete pradėjau ieškotis medžiagos. Bet pokalbis visai kita linkme nusisuko ir kai pradėjau mokintis, nu, vidury mokslų supratau, kad čia yra tas, ko aš visą gyvenimą ir siekiau ir norėjau, tai yra tas būdas, kaip padėti žmogui ne tik įspręsti jo klausimą, bet kad jisai spręsdamas savo klausimą, situacijos jie tuo pačiu ir paaugtų. Kitą kartą jam nebereikėtų grįžti prie šito situacijos sprendimo. Nu, taip sudėliojo gyvenimas, kad dar nebaigus mokslų, neturint jokio sertifikavimo, išsiskyrė keliai su mano organizacija, kurioje dirbu 11 metų. Ir tada buvo pasirinkimas arba ten, arba ieškotis kitos karjeros atelės, arba pasirinkti coachingą. Tai taip susidėliojo, kad jau 3 metai, kaip šitoj srityje, tai pasibaigta tarptautinė coachingo federacijos akreditacija, po to vadovų coachingo sertifikacija ir dar dabar pakeliu yra keli sertifikavimai. Tai tokie keli galbūt faktai apie mane, tuo pačiu aš ir kartu su kolegomis padedam dabar coachingo mokyklą, esam ko-fasilitatoriai, kitus jau mokinam coachingo meno ir disciplinos. Tai šitas webinaras tai yra, kad pakviesti žmonės patyrinėti labiau, kas tas coachingas yra ir kad tai tikrai yra tas sekantis jų žingsnis. Bet aš labai nenoriu, kad čia daug kalbėti, labai kviesiu patirti. Tai Justina ir tie, kurie žiūrės įrašą, aš noriu jūs pakviesti pirmiausia galbūt nuo tokio paprasto, tokio self-coachingo įrankio. Justina šiek tiek užsiminė, kad jau šiek tiek turi suvokimą, kaip ten kas, kokios dalys galbūt ir yra. Noriu pakviesti tokiam vienai metodikai. Jums tai reikės tiesiog ant ko rašyti ir su kuo rašyti. Tai Justina tikiuosi turit. Pasiruošęs, liuk sakyk. Tai mes patiksim tokią trumpą metodiką, ten yra 7 klausimai iš principo. Ta metodika mes nagrinėjame, tyrinėjame net ir pačioj coachingo mokyklos pradžioje. Tai yra labai paprasti elementarūs 7 klausimai, kuriuos galim naudoti tiek darbe, tiek šeimoje, tiek su draugais, tiek savo, tiek kitose dalyse. Tai aš pasidalinsiu gal tada ekranu, kad skaidrės būtų mums paprasčiau matyti. Justina, tik patikslinkit, ar matot? Taip, matau. Gerai, tai aš iš karto prie pirmo klausimo. Tiesa, kaip visa seka dėliosis, tai kiekvienam klausimui mes maždaug turėsim 1,5 minutės atsakymą. Tai neskubėkime su atsakymu, apgalvokim, jo tikrai nereikia įsivardinti čia garsiai, čia daugiau yra apie tai, apie save ir tokį trumpą sustojimą ir pareflektavimą savo. Tik kreipiuosi Justiną, bet ir visiems kitiems. Kokiame klausime šiandien labiausiai norėtųsi aiškumo? Neįsigąsim tokios tylos, pauzės, aš visą laiką paklausimo, jinai tikrai bus, bet tai yra erdvė pamastymai. Tai Justina, kvietimas patyrinėti šitą klausimą ir pasirašyti savo atsakymą, bet būtinai raštu.
Kai parašysite pirmą savo mintį, ką norėtumėt prie tos minties pridėti dar? Kuria prasme ką pridėti? Žiūrint į tą tekstą ir ką norėtųsi pridėti, galbūt dar kažkas yra, ką vertėtų parašyti, kas iš tikrųjų jums yra šiandien svarbiausia. Turim, Justina, atsakymą? Jo. Okay. Tai keliaujam prie tada kito klausimo. Koks tikrasis iššūkis yra šitame klausime? Kai Turiu. taip, kai taip parašysime, ir tada galbūt dar kažkas yra iššūkis tame. Ne, man atrodo, aš jau surašiau 3. Tris net iš karto surašau. Nu, super, ok. Gerai, kaip labiausiai norėtumėt, kad būtų šitas klausimas įspręstas? Toks idealus variantas. Justinas net antakiai pakilo, kažkas tokio parašė jau. Ne, nu, čia labai toks klausimas, tas kaip. Beprotiškai platu, net nežinau, kurį čia kampą paimti. Kviečiu atkreipti dėmesį į kitą žodį klausime. Labiausiai norėtumėt. Koks tai būtų idealiausias sprendimas? Koks būtų idealiausias rezultatas Gali būti jo to rezultatas, gali pokyčio būti ar sprendimo būdas? Nu, sprendimo būdą dar prieisim. apie Dabar rezultatą. Gerai. kokio mes turėtume geriausio rezultato. Ta, kur sakytumėt, kad yra 11 iš 10. Nekreipiant dėmesio, ten yra įmanoma, neįmanoma, bet daugiau apie tai, koks būtų idealiausias variantas. Kai tai parašysite, klausimas toks pats būtų. Galbūt dar kažkas yra, ką norėtumėt pridėti prie to idealaus varianto.
Turiu. Taip, okay. Ką būtų galima dėl to padaryti dar šią savaitę, kad tai įvyktų? Kaip Justina turim? Nu, taip. Bet galim judėti į priekį, nes daugiau turbūt nesugalvosiu nieko. Aha. O kaip galvojate, jeigu paklausčiau dar to pačio klausimo, galbūt dar kažkas yra? Ką buvot apsvarščiusi, bet vis taip ir liko mintise. Tas pats vienas pusėtinas liko. Vis pas vienas pasiekimas. Kiek sekantis klausimas, tai jeigu šitam veiksmui sakysite taip, kad jį verta padaryti, kam sakysite, kad ne, nes to daugiau nebedarysite? Dėl to, kad pasiektumėt savo tą norimą trokštamą rezultatą. Matau, jis vėl nusišypsojo ir pakėlė antakį. Sudėtingėja klausimai. A. O sudėtingėja kuria prasme? Nu, sugalvot, nes aš nežinau, kaip kitiem gali būt, bet man, sakykime, klausimas, nu, vat, kur norisi aiškumo, nu, tai vis tiek, nu, mes daug galvojame žmonės apie įvairius dalykus ir manau, kad šitą apsibrėžti labai lengva. Tada koks tikrasis iššūkis, nu vis tiek, aš manau, žmonės daug savianalizai praleidžia ir lengva tai atsakyti, bet jau kaip pat klausimai yra apie konkrečius veiksmus, ką daryti, ko nedaryti, tai tampa labai sudėtinga, nes atsiranda labai daug ifų, nu, kad tas Pasiteisinimai. tą bandžiau ir nepavyko, tas neįmanoma, to negaliu dėl kažkokios kitos priežasties padaryti, nu tai vat sunku tą išsigryninti, ką va čia savo pasisakyti, tai ta prasme, Mm. Tai kad, čia, bet nu, Justina, aišku, čia jau daugiau liečia grynintis ir mokinantis pačioje mokykloje. Aš labai kvieščiau patyrinėti tuos dalykus, kuriuos jums atrodo, kad yra neįmanoma. Ir kas už to slypi. Nes kodėl taip galvoji. mhm. Nes visai gali būti, kad tie dalykai, vat, apie kuriuos mes galvom, kad jie yra neįmanomi, galbūt jie yra įmanomi, tik tai mes turim tam tikrą matymą į juos ir tokį projektavimą, kad jie yra neįmanomi. Ir paskutinis klausimas šitos tokio frameworko, padinkim, kas jums buvo naudingiausia arba ką supratot apie save per šitą trumpą refleksiją? Čia pakviešiu ir pasidalinti, jeigu yra noras ir galimybė. Ir į paskutinį klausimą. Tai aš tą patį galiu tik pakartoti, kad sudėtingiausia,
apsibrėžti konkretų veiksmą. O dar sudėtingiau, kad, nu, vat, ko nedaryt, nu, tas iš viso toks, jo, tai va, turbūt tas sudėtingiausia. Mhm. O jeigu tokį vieną įžvalgą apie save va, tuo momentu, kai vat, reflektavot, kokios mintis vat, kilo, ką supratot apie save? Nežinau net ką atsakyti tą klausimą. Apie save aš turbūt nieko naujo nesupratau. Nu, nežinau iš tikrųjų, ką atsakyti šitą klausimą. Mm. O kaip ta buvo įžvalga apie įmanomą, neįmanomą? Su tuo momentu tarsi surimtėjot. Jo, nes čia labai įdomus toks aspektas. Nu, bet vėl, tas, kas atrodo neįmanoma, tai man dažniausiai atrodo neįmanoma, dėl aš turiu penkis, nu, objektyvius paaiškinimus, kodėl aš nepadarau vieno ar kito dalyko, ar ne? Tai nėra taip, kad visiškai neįmanoma. Tai yra, nu, būtų neprotinga, nelogiška ar, nu, neįmanoma mano situacijai. Mhm. Tai va, bet kuriuo atveju tai, nu, toks klausimas vertas, nu, tokio savo uždavimo, ar tikrai, va, taip negaliu pasielgti ir kas būtų, jeigu pasielgčiau. Čia, bet Justina, ir jo, ir yra, vat, ir, vat, matau, Validas prisijungia tie, kurie žiūrėsite, tai tie veiksmai dažniausiai ir slypi po tais mūsų nu, mąstymo, ar to galvojimo, tais įsitikinimu. Kartais viena istorija yra viena, kad esam patyrę tą vieną istoriją ir galvojam, kad ta istorija visą laiką kartosis visą likusį gyvenimą. Tai kartais patyrinėti ir paeksperimentuoti yra visai ok. Tai kviečiu, Vaidotai, matau, kad prisijungi, nežinau, kokiom galimybėm. Ar tai stebėtojų, ar ir daugiau. Kalbėt galiu, vaizdo įjungt nelabai, tiesiog važiuoju šiuo automobiliu, tai šnekėt įmanoma, bet rodytis turbūt nelabai. Na tai gerai, Valdai. Mes čia su Justina tokį padarėm pirmą pratimą, pasidarėm tokį self-coachingo kaip ir įrankį. Tai vėliau, kai bus įrašas, tai kviečiu tiesiog tą patį pasidaryti ir savo, ir tikiu, kad tam tikrų įžvalgų irgi atsiras, kas galėtų būti naudinga. Tai, Gerai, būtinai ačiū labai. Okay. Tai ką galbūt tik norėtųsi atkreipti tokį dėmesį ir pakviesti, kad nu, va, coachingo pokalbio metu nebuvo iš manęs nei vieno patarimo, nei vieno įžvalgos, kaip Justinai, ką reikėtų daryti, nes net ir situacijos nežinau, koks klausimas buvo šitoje vietoje. Ir veiksmai galbūt kažkurie buvo mintyse, ar kurio žinojot, jie buvo jau pas jūs senai, tikėtina, galvoje. Bet kol mes jų neįgarsinam garsiai arba neužrašom, jie tenais lieka. Čia labai du skirtingi yra dalykai. Kaip jie lieka mintyse, mes esame mažiau norintys tam tikrus dalykus daryti. Ir šitas paprastas jisai frameworkas, šita metodika, ją tikrai galima naudoti su komandomis, galima naudoti su šeimoje, galima naudoti nežinau, ir su draugais. Ir apskritai, kaip mes pakeičiam tas projekciją iš patarimo dalintojo į klausinčiojo dalintojo, keičiasi ir santykis su pašnekovu. Nes būtent tada ir sukuriama erdvė, kur pašnekovas gali atrasti nuo savo tos rimčiausius atsakymus. Tai sekantis dalykas, ir ką jūs tiek ir su Justina kalbėjom, tai norisi galbūt patyrinėti tam tikrus, ne tai kad mitus, ne mitus, gal tam tikras sklandančias mintis, kurios dažnai tenka man pačiam pastebėti, bet ne tai, kad čia tiesiog iš mano perspektyvos tą atliepti. Aš darau reguliarius pokalbius su tam tikrais studentais, su tam tikrais, kurie ir pabaigė yra mokyklą, ir tie, kurie dar besimokina. Ir kelias istorijas norisi čia ištraukti ir parodyti, kaip būtent žmogaus pavyzdys pateikia, kad tam tikri mitai ar nuostatos yra ir nusilaužoma šitoje vietoje.
Tai aš tada vėl pasidalinsiu savo ekranu. Ir pirmas toksai, kaip galbūt ar mitas, ar tokia mintis yra, kad jeigu coachingas, tai vadinasi viskas, aš turiu keisti karjerą. Ir čia norisi pasidalinti, gal tik iš karto ką noriu informuoti. Čia tikrai matysite vardus, nenuosmenintas istorijas. Visus šitus pokalbius aš galėsiu pasidalinti nuorodą, kuriuose tos pokalbius galėsite ir perklausyti ir pasižiūrėti plačiau. Tai ten ir nekeičiau nei žodžių, tai yra tam tikros tiesiog istorijų rezumė, kurios, tikiu, čia būtų irgi vertingos tiem, kurie renkasi, coachingas jų yra sekantis žingsnis ar ne. Tai kalbant apie pirmą mitą, ar coachingas yra tas karjeros keitimas, tai vienas iš pavyzdžių yra iš studentės, kuri vis dar mokosi coachingo, bet ji turėjo tokį, nežinau, įprotį, kad visą laiką dalindavo patarimus. Siūlydavo sprendimus, klausdavo, kada bus, toks kontrolės būdavo reikalas. Ir jie jautėsi, kad labiausiai reikalinga tam, kad patartų arba nuspręstų tam tikrus dalykus. Tačiau lūžis pas Ingą įvyko tada, kai jinai pirmiausia pradėjo coachingą taikyti savo. Būtent čia ir yra, kad į mokyklą atėjus, pirmas dalykas, mes pradedam spręsti tuos klausimus, kurie kažkada mums buvo labai nepatogus. Kurie gal dabar yra labai nepatogus, tačiau jos įsprendus, jos prasikrapščius, atsiranda daug gerų galimybių judėti į priekį. Ir Inga, jinai ką toliau pakeitė, jinai nėra, kur būtų tik tai pakeitė karjerą. Jie tiesiog pradėjo elgtis su savo komanda kitaip. Jis pradėjo daugiau klausinėti, pradėjo suteikti daugiau erdvės, daugiau pasitikėti pašnekovų. Ir kadangi jinai yra kitų vadovė, ne aukštesnio lygio vadovė, jie pirmiausia dabar pradeda labiau tikėti, kad jai nereikia eiti iš paskos ir viską daryti ar stebėti, bet daugiau tiesiog suteikti erdvę, kur tie vadovai gali augti patys. Tai yra pati mokslininkė, yra 10 metų padalinio vadovė, yra 3 vaikų mama ir ką jinai pirmiausia padarė, tai jinai pirmiausia pakeitė požiūrį, kad kaip vadovė, kad jinai nebūtinai turi būti tik ta patarėja, bet jinai gali būti ir augintoja per visai kitą prizmę. Bet tuo pačiu ir tam nereikia keisti karjeros, coachingas tiesiog tapo kaip ir papildomas įrankis. Dar vienas toksai galbūt sklandantis, toksai kaip ir manimas, tai gal teorija, kad dabar nemetas ir mokintis jis tada, kai turėsiu laiko. Čia yra kitos pašnekovės istorija, Gintarės, kurie apie coachingą išgirdo dar 2019, berods ar 2018 metais ir jinai atidėjo 3 metams studijas, nes galvojo, kad nespės, kad reikia jai patvirtinimo, kad reikia būti ir gera mama, reikia būti ir gera žmona, reikia būti ir gera darbuotoja. Kažkada tas studijas padarys tada, kai reikės. Tai laukia 3 metus ir tik tai po 3 metų jinai pradėjo vėl grįžo į coachingo mokslus, bet labiausiai tai jinai, kad prisiminė, kad ją pakeitė ne kiek pati coachingo mąstysena, kiek kelios turėtos sesijos savo, kur jinai suprato, kad jinai pasiekė tam tikrą dugną ir būtent coachingo sesijos jai padėjo iš to dugno pradėjo judėti. Žingsnis po žingsnio jinai grįžo į sportus, grįžo į sveiko gyvenimo būdą, galbūt net ir taip galima pasakyti, pakeitė darbą. Ir yra ir dabar su metu samdoma darbuotoja, dirba HR srityje, bet tuo pačiu yra ir karjeros coachingo specialistai. Tai irgi tas rodo, kad galima daryti ir tą, ir kartais nereikia rinktis tam tikrų dalykų. Bet esminis dalykas turbūt, kad jinai laukia 3 metus ir laukia net to tinkamo laiko, to leidimo, kad dabar aš galiu. Ir kai dabar jinai reflektuoja, tai sakė, tai 3 metais tiesiog buvo ne tik, kad iššvaistyta, bet tiesiog praleisti veltui. Kita tokia galbūt idėja yra, kad eiti mokintis coachingo ar
tos kažkokios disciplinos reikia jau eiti tada, ar tai padėti kitiems, tada, kai mes esame sutvarkę su savimi, esame jau patyrę, turime daug žinių, turime idėjų, kaip galėtume tą padaryti. Tai kitas pavyzdys, Skaistės yra įrodantis, kad ilgą laiką turėjau tam tikrą kovą su savimi, kur kai buvo sunku nustatyti ribas, išsakyti savo nuomonę, dažnu atveju rinkusi tai, ką pasakydavo aplinka, bet jie į coachingą atėjo tiesiog pradėti judėti ir padėti keisti tą situaciją, kurioje jos jau nebetenkino. Ir irgi vienas iš tokių lūžių jos įvyko, kad studentai turi tarpusavio coachingo sesijas, nes reikia tam tikrą sesijų skaičių surinkti. Tai kai kolega paklausė, kas yra meilė jai, jis labai giliai susimąstė ir suprato, kad iki šiol jinai meilė savo neteikė arba ją visai kitaip įsivaizdavo. Ir dabar Skaistė yra sertifikuotas coachingo specialistė ir jinai būtent per coachingą susitvarkė save, čia gal neteisingas žodis, bet padėjo savo, tam, kad dabar galėtų padėti nuo kitiems. Bet tuo pačiu jinai ir ribas aiškiau brėžia ir išsako savo nuomonę ir jinai dažniau renkasi savęs. Tai į mokyklą tikrai ateina žmonės, kurie irgi turi klausimų apie save, o ne tik tie, kurie nori jau aiškiai mokinti ir padėti kitiems. Iš Skaistės vienas iš klausimų, toks, kuris ir mane labai užkabinęs yra, tai o kas nepasikeis tavo gyvenime, jeigu nepradėsi. Tai va tokios kelios istorijos, smalsu, galbūt kažkas rezonuoja jums iš šitų minčių pasidalinimų. Kažkiek rezonuoja, čia galbūt labiau ne apie coachingą, bet bendrai paėmus apie pokytį gyvenime, kad jeigu lauksi, kada ateis geras laikas, tai ir sulauksi tos dienos, kai tave išnežinai kur nors. Čia jau tas pasirinkimas jau stipresnis šitą vietą. Yeah. Okay. Ačiū, Vantai. Liko mums turbūt paskutinės dalės, tai yra dar per vieną pusę patyrinėti coachingą, tai noriu pakviesti jūs tokį trumpą testą pasidaryti iš kelių klausimų. Ir tada grįšiu prie ekrano, jo pasidalinsiu, kuriuo metu jūs turėsite nuo to daugiau šiek tiek suvokimo, supratimo, tai vis dėlto coachingas yra ta dalis, link kurios jums dabar judėti, ar dar vis dėlto ne. Ir tai irgi viskas yra ok, jeigu taip jūs tą ir nuspręstumėt. Daryti taip, šitaip ir šitaip. Vaidotai, nežinau, kaip tu pats ekraną matai, ar neturi galimybės? Aš matau taip, akį užmetu, sakykime, saugiai, bet Okay, tai tada saugiai tą linkiu ir toliau, kaip suprantu, vairuoja pats. Šitom pratime, jeigu tai galima įvardinti teste, reikės skaičiuoti tam tikrus balus. Tai jeigu valite kažkaip pavyktų taip mintise suskaičiuoti balus, kiek kiekvieną teiginį skirtum balų, tai būtų labai liuks. Justina, lygiai toks pats kvietimas, aš parodysiu tam tikrus klausimus, teiginius ir kvietimas įsivertinti vienu iš 4 balų, tai yra 0, 1, 2 arba 3. Tai prašykit savo, čia niekam nieko nereikės rodyti, koks balas yra kiekvieną klausimą, daugiau tiesiog pat įsivertinimas ir bendro balo nuskaičiavimas. Tai pirmas teiginys yra... Kai žmogus ateina pas jūs su problema, aš pirmiau klausiu, nei siūlau sprendimą. Tai tiesiog vėl skaičiuką. 1 retai, 2 dažnai, 3, čia tiksliai yra apie mane. O 0, tai kad čia visiškai ne apie mane. Jeigu yra 0, tai aš pirmiausia laikas ištraukiu sprendimą ir jį ten visomis išgalėmis bandau apginti. Judam tada prie kito klausimo. Man įdomu, kas vyksta žmogaus viduje, o ne tik, ką jis daro.
Tai vėl 0 tai yra visiškai ne apie mane, o 1 retai, 2 dažnai, 3 tai tiksliai yra apie mane. Čia žinau, kad daug apmąstymų nereikia, nes būtent jeigu mes po to ilgiau apmąstom, tai pradedam pritempinėti. Tai kvietimas yra pirmą balą, kuris šauna į galvą, tą įsivardinti. Trečias yra, tai gebu ištverti tylą pokalbėje, jos neužpildydamas. Vėl 0 visiškai ne apie mane, o 3 tai tiksliai apie mane. Dar labai svarbu atsakyti taip, kaip yra, ne taip, kaip nori, kad būtų. Jo. Tai čia, žinokit, niekas nevertins balų, tikrai bet balų čia- nerašysim. Prizo vienokio ir kitokio nebus, ar ten bus vienas ir kitas. Bet taip kaip yra, tai jo, labai teisingai Justinai išvalga. Tada 4. Priimu grįžtamą ryšį apie save be gynybos. Penktas. Pastebiu, kai kalbu iš savo patirties, o ne iš to, ko reikia žmogui. Tai vadinasi, gebu atskirti, kada dalinuosi patarimais su reikalu arba be reikalo. Ir tada 6. Per pastarosius metus rimtai galvoju, kaip noriu dirbti su žmonėmis toliau. Vaidotai, tai pasitikrinu, tikiuosi tampas geras, spėjau. Puikiai, viskas gerai. Liuks, ok, tai važiuojam tada toliau. 7. Esu pasiruošęs skirti laiko praktikai, ne tik teorijai. Ir 8. Turiu klausimą apie save, į kurį dar neradau atsakymą. Tai kviečiu dabar susiskaičiuoti bendrą balų sumą, kokią pavyko surinkti. Čia pasakyti? Galite jūs ir įvardinti? 17. 17. Ok, super. 15. O, tai labai arti vienas kito. Tai ką reiškia jūsų skaičius? Tai nuo 0 iki 9. Tai pas mus nėra tokių, tai nebent žiūrovai, kurie žiūrės, tokį balą surinks, tai šiandien tai nebent būtų coachingas jums kaip įrankis, tiesiog, bet ne kelias, kurio irgi verta numokintis, bet irgi yra vertingas atsakymas, nes jūs susidėliojate tai, ką dabar daryti toliau. 10-16 tai yra potencialas aiškus, kryptis dar ne, tai čia yra verta pasikalbėti, kaip coachingas galėtų būti jums naudingas ir kuriuose gyvenimo srityse, arba darbinėse srityse. Ir 17-24, tai jūs turit coacherio mąstyseną, kuri jau yra būdinga, ir čia klausimas turėtų būti ne ar mokintis, o kada mokintis. Būtent tam tikri dalykai, kuriuos jūs susumavot, jau atliepia tam tikras coachingo kompetencijas, kurios yra reikalingos, kad jūs galėtumėt būti sėkmingų coachingo specialistų. Vat ir tada norisi šiek tiek pasidalinti galbūt istoriją apie tą sekantį žingsnį, apie kurį aš ir minėjau toliau. Tai jūs patyrinėjot coachingą per save kaip įrankį, per žmonių istorijas, per testą. Ir čia yra daugiau kvietimas. Šiek tiek galbūt daugiau net ir paaiškinimas, kaip viskas vyksta toliau, bet ne kažkoks tai pardavimo veiksmas. Dar yra kitas tas pokalbis, apie kurį aš pasidalinsiu vėliau, kur mes tiesiog tada pasikalbėtume, ar tikrai coachingas
kokiose gyvenimo srityse jums galėtų būti pritaikytas, kaip jūs jį galėtumėte taikyti, bet apie tai šiek tiek vėliau. Daugiau dabar norisi atliepti pačius mokslus, kaip jie vyksta. Tai studijos vyksta iš 2 etapų. Pirmas etapas, tai yra patirti coachingą, jis vyksta 3 savaitgalius, pradžia yra nuo spalio 1 savaitgalio ir po to spalio gale ir lapkričio gale, tai kas 3-4 savaitės vyksta online arba gyvai. Gyvai vyks Vilniuje. Galima dalyvauti, kaip aš sakiau, online arba gyvai. Tai jūs gaunate 6 mokymosi dienas, kurių metu praeinamos yra bazinės coachingo kompetencijos. Išmokstamos metodikos, išmokstami tam tikri įrankiai, kitaip tariant, jūs patiriat coachingą kaip discipliną, kaip filosofiją. Ir po to jūs sprendžiate jau toliau, ar eiti į kitą etapą, ar neiti į kitą etapą. Tai yra, ar eiti jau link sertifikavimo Tarptautinės coachingo federacijos, kad jūs jau būtumėt pripažinti specialistai, ar vis dėlto pasakot, ne, man to užtenka, gavau įrankius ir viskas su to yra ok. Tai likusiam etape dar yra 3 savaitgaliai po 2 mokymosi dienas. Po to yra mentorystė skirta pirmai akreditacijai gauti, kas be ko tai yra visa dalomoji medžiaga. Susitikimai tarp mokymų, kurio metu jūs atsinešat savo klausimus iš sesijų, iš savo praktikos ir mes kartu su kolegomis atliepiam ir taip papasakojam, kaip kas galėtų būti šitoje vietoje. Ką galėtume daryti vienaip, ką galėtume daryti kitaip, ar kuriuose vietose kažkas galėtų būti daroma ir visai kitaip. Tai pirmo etapo investicija yra 1388 eurai, antro etapo investicija yra 2600 eurų. Kaip ir minėjau, po pirmo etapo jūs pilnai turit laisvę pasirinkti, ar vis dėlto norit tęsti toliau ar ne. Po pirmo 3 savaitgalių tikrai jau tos žinios yra pakankamai geras, kad jūs galėtumėt tam tikrus coachingo įrankius jau naudotis ir ten, kur jums yra svarbiausia. Bet ką rodo ir tos istorijos, su kuriomis aš dalinausi 3 studenčių, tai kad pirmiausia, tai nėra apie tai, kaip tą įrankį jūs pritaikote išorėje, dirbdami ar padėdami kitiems, bet svarbiausia, tai yra kokį pokytį jūs patys padarote kaip žmonės. Visos 3 istorijos, jeigu atkreipėte dėmesį, yra pirmiausia, kad niekas neminė apie tai, kaip dabar daro kažką kitiems. Pirmiausia, kaip tai padėjo jiems patiems atsakyti tam tikrus klausimus, sutvarkyti galbūt dvejonės, pasitikėjimo klausimus ar ten kažkokius kitus dalykus. Tai pirmiausia, tai yra labai investicija ne tiek, kiek į discipliną, kiek į save. Ir laida bus 19, šį rudenį startuos jau 19 laida, tais metais jau bus 20, tai jau galim sakyti, kad jau nemažas kiekis yra tikrai pabaigusių mokyklą ir sėkmingai naudojančiųjų coachingą. Tai kitas žingsnis yra po šito webinaro, po šito susitikimo, kviečiu jūs trumpam 20 minučių tokiam, asmeniniam pokalbiui. Šiandien kaip ir gausiu, beveik asmeninis pokalbis su Justina ir su Vaidotu. Kvietimas susiregistruoti 20 minučių, kurių metu aš daugiau papasakosiu apie pačią mokyklą, galbūt turėsite kažkokių papildomų klausimų, galbūt turėsite minčių arba kažkokių abejonių, kurių kartais iškyla. Tai tiesiog 20 minučių susitikrinti, ar būtent coachingo studijos yra tas dalykas, kurį verta toliau, kaip sakyti, eiti, tai yra tas patirti coachingą, yra tas etapas. Tai aš pateikiu ir QR kodą, pateikiu ir nuorodą pasidalinsiu ir dar po to laišku. Tai nėra kažkoks įpareigojantis pokalbis, kad po jo viskas jūs turėsite eiti į mokyklą, tai tikrai ne. Tai vėl bus tam tikra prasme toksai patyrinėjimas ir daugiau per klausimų formą supratimas ir suvokimas, tai kodėl jums to reikia, kokia jums iš to nauda ir vertė. Nes į mokyklą mes stengiamės, kad ateitų
norintis padaryti pokytį tiek savo, tiek galbūt ir aplinkai. Ir jeigu ten coachingas, matom, kad nėra tas įrankis šiuo metu, tai būtent tokie trumpi pokalbiai tą ir parodo. Ir su to tikrai viskas yra ok. Jūs sutaupot laiką, sutaupot investiciją šitoje vietoje, kur galbūt tiesiog tą momentą turėtumėt nukreipti tos dalykus į kitą vietą. Tai tiek iš mano pusės, galbūt jūs turit galbūt klausimų, atliepimo iš to, kas įvyko, iš to, kas šiandien buvo, ir galbūt kažką dar reikėtų patikslinti. Aš gal tik apie tą mokyklą, kiek būna žmonių vienoje laidoje? Žinok, būna labai įvairiai. Mokyklos, papasakosiu apie patį formatą. Kaip vyksta pas mokymasis. Tai 18 laida turėjo 60 studentų. Atsiprašau, 17 laida turėjo 60 studentų, 18 turėjo 40 studentų. Bet tas skaičius gali išgąsdinti dėl kokybės. Bet ką aš noriu pasakyti, teorija yra nudėstoma bendrai, tačiau kiekviena grupė yra skaidoma maždaug į 10-15 žmonių ir neturi tos vadinamos kofasilitatorius, kur mes einam praktikuotis ir būtent kofasilitatoriai atliepia tai, kokie kyla klausimai, ir mokinimasis vyksta tokiai mažesnėje grupelėje. Teorija, kaip pasakyti, ten ta paskaitos dalis vyksta didesniai terpiai, bet po to jau praktikuotis mes einam į mažesnės grupės tam, kad ta būtų kokybės kortelė išlaikyta šitoje vietoje. Bet gyvai yra opcija visada, ar ne? Jo, gyvai, tai gyvai, žinokit, tai didžiausia yra ir visą laiką dalis. Nes taip prieš 17 laidos, tai 60, 45, 50 buvo gyvai, ir 10-15 buvo, sakykime, ten online. Tai buvo, kad kažkas negali gyvai, tada jungdavosi online, arba, nes kelionėse kažkas atostogose, kažkam galiausiai darbas, plus kiti žmonės tai jungiasi net ir iš kitų miestų, tai kažkas tiesiog nenorėdavo važiuoti. Mokymusi dažniausiai vyksta stalų principu, yra stalai po 5-6 žmonės, kur ir būtent vyksta ten ta, sakykime, ta didžioji mokymosi dalis. Gali būti, kad ir dažnai taip vyksta, kad tai yra be galo daug teorijos. Tai ką noriu atkreipti dėmesį, teorijos ten yra labai labai mažai. Čia mokymas vyksta per patyrimą, per praktiką, būtent tuo pačiu coachingo principu. Nes labai lengva yra užversti žmogų teoriją, atmintiniam, PDF-ais, kad jūs tą išmokat. Bet coachingas nėra apie tai. Coachingas ir yra apie tai, kad mes mokinamės per patyrimą, per praktiką. Tai ten yra sukuriama saugi erdvė, kurioje tikrai galima klysti ir kurioje net ir skatinama klysti, nes būtent per suklydimą mes geriausiai mokinamės. Aišku, ačiū. Vaidotai, kokių klausimų pačiam kyla? Žinokit, man tai kaip ir jokių nekyla. Aš kaip ir jokių neturiu, sakykime, kadangi vis tiek to coachingo vienokia ar kitokia forma tų mokymų esu turėjęs, tai daugiau mažiau įsivaizduoju, kas tai yra. Tiesiog buvo įdomu prisijungti, pasiklausyti. Šiek tiek kažkokių, gal ką naujo išgirsti. Okay. O ką pavyko naujo išgirsti, Vaidotai? Aš žinau, sunku pasakyti, minčių kaip ir yra, bet kadangi ne nuo pradžių prisijungiau, tai kažko labai tokio, kad wow efekto ne, bet pagalvojimui ar kažkur tai reikėtų, eiti papildomai dar pasimokyti, noriu, nenoriu, tai mintis pasisėjo, bet atsakymo dar neturiu. Tai Vaidotai, labai kvietimas ir tau pačiam, ir Justinai, ir galbūt tie, kurie žiūrės, padaryti tokius atskirus pokalbius, tos trumpus po 20 minučių. Mes kažkada Vaidotai jau esam kalbėję, kitais dalykais. Taip. Bet tada pasižiūrėti, pasitikslinti šitas vietas, kai susigulės tam tikros mintis po šito susitikimo, po šito webinaro.
tikrai esu tikras iškils papildomų klausimų, į kuriuos norėsis atsakymų. Labai kviečiu ir pasidalinsiu nuorodomis video tų 3 žmonių, kurių va čia patirtis dalinausi. Ten dar kitus kampus pamatysite, nes ten yra ilgesni pokalbiai, o čia atskleisti visko labai būtų sudėtinga per trumpą laiką. Tai kvietimas yra pasikalbėti plačiau apie tai, ir kaip ir minėjau, tai nėra tai, kad jūs po to tik tas žingsnis. Jeigu nuspręsit, kad ten vis dėlto ne man, irgi su to yra viskas, okei, viskas yra. Justina, trumpas klausimas pačiai, kas jums buvo naudingiausia per šitą susitikimą? Turbūt toks suvokimas, kad kiekvieną dieną, kai praleidžiu dvejodama ar daryti ar nedaryti, tai tiesiog praleidžiu laiką. Geras suvokimas, šiek tiek atkreipė tą Skaistės klausimą. Turbūt tas ir sutrigerino, bet toks, nes irgi gal tas ir sutrigerino, nes tikrai ne vienerius metus jau, gal tą ir tada tą einu pasimokyti viską ir galvoju, tiesiog praleidžiu laiką kiekvieną kartą. Tai čia jokių būdų, kaip sakyt, nėra tai, kad kažkas blogai ar dar kažkai. Tiesiog tai buvo tokia situacija, bet nuo to galima atsispirti ir įdėti į priekį šitą vietą. Tai lygiai taip pat kvietimas, galbūt ir pasižiūrėti įrašą su Skaiste, nes, kaip suprantu, tas, ir galbūt net ir su Gintarė labai noriu rekomenduočiau, nes ten tas buvo tas laukimo momentas, nes Gintarė nelaukia patvirtinimo iš aplinkos. Neužsiminė pirmą kartą, kad ten kolegoms, draugams, tai coachingas, tu eisi coachingą dabar, ką tu čia galvoji, ką tu su juo darysi. Ir toks nusadimas buvo lygio vietoje, bet reikėjo 3 metų laukimo, kad tas pokytis įvyktų šitą vietą. Taip pažiūrėsiu. Liuks. Tai Justina, Vaidotai, ačiū Jums, kad prisijungėt. Tie, kurie žiūrės įrašą, kviečiu pasidalinti savo mintimis, savo idėjomis, kas Jums buvo naudingiausia iš to susitikimo. O šiam kartui tada sakau, ačiū labai, kurie prisijungėt, kurie gyvai prisijungėt. Labai man yra malonu, kad šiek tiek galbūt daugiau atėjo suvokimo, tai koks turėtų būti sekantis jūsų žingsnis. Tai ačiū Jums už tai. Ir gražaus vakaro palinkėsiu visiems. Dėkui. Ačiū labai. Iki.